čionai, plus Jana turi pavyzdžių apie tai, ką kalbės šiandien, pristatydama savo medžiagas, savo parduodamus dalykus, tai jeigu norite, tai galite tikrai paimti, pasižiūrėti, pavartyti, susipažinti, susiplanuoti vienas susitikimus ir tikėkime, Jana gaus daug rekomendacijų po šito prisistatymą. Tai palaikom kol kas, kol ruošiasi ir next. Okay. Taip. Įmonė Bersama, fasadų ir interjero apdailos medžiagas. Ši logo man padėjo sukurti mano jaunystės draugė, tai irgi BNI narė, Inga iš Balgoro, tai Amberis. Dėkui jai už tai, tai mano pačių pradžia buvo. Tai trumpai papasakosiu apie save ir išplėstiniu apie įmonę. Gimiau, augau Kazachstane, Karagandos srityje, kaip aš ten atsiradau. Tai mano prosenelis buvo ištremtas iš Lietuvos, iš Kauno. Tai buvo politinis kalinys, gavo 10 metų kalėti Kazachstane. Po to, kai išėjo, jis niekada daugiau nebegrįžo. Tokiu būdu mes susiformavom, ten likom gyventi. Kai atsirado grįžimo programa, mes pasinaudojom tą progą ir atvykom į Lietuvą. Mano gyvenimas Lietuvoje prasidėjo Vilniuje, tai mes nebepasirinkom Kauno. Ir dar Kazachstane žinojau, kad lankysiu ypatingą mokyklą, tai lietuvių namai, jinai yra skirta užsienio lietuviams. Tie, kurie visiškai nemoka kalbėti lietuviškai, aš atvažiavau visiškai nemokėdama lietuviškai ir per trumpą laiką išmokau. Toliau, mano šeima. Turiu 2 dukras, tai vyriausiai mano Veronika 16 metų, mažoji tai Viktorija 10 metų, šuo, Harlis, dar gyvas po šito irgi. Ir po antros santuokos dar prisidėjo 2 dukros, tai vyriausiai yra Kamilė, jai dabar 19 metų, ir Gabė 11 metų. Turiu gausią šeimą, daug mergaičių, todėl specialiai rinkomės šunį, būtent berniuką. Ten. Mano karjeros pasirinkimas. Pasirinkau menišką sritį, tai studijavau Vilniaus dizaino kolegijai, interjero dizainas. Studijų laikais jau supratau, kad greičiausiai ne man interjero dizainas, nes kažko man ten trūksta. Bet nenusivyliau. Mano darbo patirtis. Po studijų aš galvoju, reikia turėti kažkokios patirties. Visą laiką sakė, neturi patirties, neįdomu ir taip toliau. Tai pradėjau nuo pardavimų. Gavau didžiulį bagažą patirties su smulkiais pardavimais, aktyviais pardavimais, tiek Studio Modernai, tiek Stiklikai, tai buvo jau įdomesnis man, sakykim, darbas su smulkiais projektukais. Toliau išėjau dirbti į frontą, tai yra, sakykim, durų įmonė su stambiais projektais dirbant. Tai vienas iš įdomesnių projektų dirbant įmonį, tai buvo Fanerio BSV Business verslo centras. Tai per kelis mėnesius aš gavau labai didžiulį užsakymą, viso objekto ir vieno ir kito korpuso vidaus durų, nuo šarvo iki paprastų. Nors buvo 14 perskaičiau, pigesnių. Nesvarbu. Vėliau norėjosi kažko meniškesnio. Tai išėjau į Mosą. Mosas būtent davė man to pagrindo, sakykime, dirbti su apdailos medžiagom. Tai Mosas yra apdailos medžiagų taipogi mokytojas. Mose dirbdama, mano didžiausias pasiekimas buvo su Infesu 5 policijos komisariatas. Tai Sėtyno gatvėje. Visa pilnai apdaila, visas pilnas karkasas bei montavimo sistema, visas buvo suderinta mano pačios galimybėm. Tai vienas didžiausių iššūkių, daug dėrinių iš tikrųjų, bet kažkaip išties. Vėliau teko pereiti tam tikrų situacijų į Plantą. Plantą supratau, kad reikia kurti savo. Taip ir atsirado 2024 metais įmonė Bersama. Bersama atsirado per kelias dienas iš tikrųjų. Sukam galvą, kaip čia pavadinti. Ir kadangi įtaką turėjo mano vyras, kad kurtume įmonę, man sukosi galvojom, kartu galvojom, tai gal ir kažką paieškom. Tai iš indoneziečių kalbos Bersama išvertus būtų kartu. Tai kažkaip giliau iškelį nuėjau. Nuo ko prasideda mano visi darbai ir užsakymas, kad būtų kažkaip prašiau suprasti.
Dažniausiai man ar architektai, ar klientai atsiunčia AutoCAD brėžinius. Man idealiausia su jais dirbti yra išklotinės fasadai, kuomet yra nurodoma maždaug schemomis, kas nusimato, kokiom dalim, ar tai plokštas, ar tai dar kažkas, ir aš tada žinau ir mazgus. Man būtinai reikia irgi žinoti, ką aš galiu pasiūlyti, kokia tai schema bus ir panašiai. Ir aišku, vizualas man irgi būtų neblogai turėti, kad maždaug įgyvendinti pilnai architekto vizija. Tada eina meniškoji dalis. Mes parenkam apdailas, vadinamą moodboardą, kas su kuo tinka, atsižvelgus į paremtą, sakykime, vizualizaciją. Ir viskas tai aišku, tada daromas skaičiavimas, jeigu viskas tinka, daromas užsakymas. Čia yra mano projektai, kuriais aš labiausiai, sakykime, didžiuosi, nes Bersama yra viso labo nepilnai 1,5 metų, tai mano projektų metų darbo vaisius. Tai yra Komplus projektas 2024 metais. Vystytojas Atsinos patikėjo manim ir leido 24 namų apdailą. Tai pilnai iš vienų rankų 24 namai, kur sudarė apdailos fasado apie 2,5 tūkstančio 3. Tais laikais aš galvoju, kad čia mano didžiausias užsakymas, labai didžiausi tuo. Pilnai išpildyta buvo bendradarbiavimas tiek su architektu, tiek su pačiu vystytoju, tiek su meistrais. Mes glaudžiai konsultavom ir viską įgyvendinom. Sekantis mano projektas, tai yra 2025 metai, tikiuosi šiemet pabaigsim. Nekartą minėjau, yra Halsų projektas, tai yra Vilniuje, Kamienuose, vystomas prabangus projektas 10 namų. Čia tikiu pilnai visą apdailą, tiek kvarco plokštės metro 60 ant 320, tiek medžio kompozito, tiek dar kitas kvarco plokštės metro 62, 3,24 m. Tai visas pilnas fasadas, tai viso būtų apie 6,000 kvadratų, kurios aprūpino pilnai aš, su visa pilna konsultacija, su visų pilnu įrengimu, su visais mazgais išdirbtais ir panašiai. Šitas projektas taipogi yra vienas iš mano pasididžiavimo. Aš dirbu ne tik su vystytojais, bet ir su privačiais klientais, kaip atrodo, sakykime, vizualizacijas, kaip dabar šiuo metu yra rūpėje stadijai. Fasadas yra papuoštas karkasu ir laukia apdailos, kurią mes kitą mėnesį jau atvešim. Apačioje matom, kaip kartais pasikeičia sprendimas nuo vizualizacijos iki įgyvendinimo. Ir tai yra, sakykime, darbinė nuotrauka privataus objekto. Čia dėkinga esu mūsų vienai nariui, Mathaus Ježda Veiko. Nepaisant to, kad esu narė viso labo nuo turbūt vasario mėnesio, bet jau nemažai turiu objektėlių, prie kurių esu prisidėjusi. Tai ir pirmas objektas, man atrodo, irgi vienai nario, mes papuošim namą, papuošim ir kitų žmonių. Ir džiaugiuosi, kad bus ne vienas toks tikiuosi. Ačiū jam už pasitikėjimą. Taip, čia atsiliepimas ir rekomendacija ir panašiai. Aš labai dėkinga, jeigu nuskenuotumėt ir kodą, kai kurie yra su manim jau dirbę ir turi tam tikrą atsiliepimą apie mane ir jeigu norit, galit.